Sport interviu. Tai abi planavot mintys ar viešai kovoti finale, visi laukia lietuviško finalo ir neįvyko. Kodėl ir, kokios jūsų mintis? Ko nepatikai į finalą? Gal ką čia viena eisiu, reikia palaukti, kol kitas, o paskui žinai. Taip. Būtukas Andriukai, man neduoda, rado. Rado? Neduoda, dabar įsivalgyti. Supratau, gerai, duosiu, pasakykit, duosiu. Tai va. Jo, ne, iš tikrųjų Jie tai... taip suprato, jie tik išgirdo žodį duosiu. Paskui supras. Tai va, ne, iš tikrųjų tai būtų aišku labai smagu, aš dar va Dianai sakiau, kad būtų faina, kad visos trys pakliūtumėm, ten praeitumėm tą ratą, bet... Jo, tu kažkaip tai užbrėžiai jau, dabar fainiai būtų praeiti, labai fainiai, o kas toliau, tai jau davėm vabankui. Aš tai kaip ir minėjau, manau, čia lietuviškas biški santūrumas toksai. Mane Japonės tai veža. Ačiū labai. Rumenį, jų energetika, jos fiziškai tikrai nėra, bet jų energetika ir pasitikėjimas, aš turėjau 2 kovas su Japoniam ir 1 su Kazachė ir grinai rytai. Tai aš euforijai vien nuo to, kad pajutau, kaip įmanoma ir kaip galima, tas tai mane veža. Ir iš tikrųjų man tai medalis šiame čempionate, kaip iš pradžių taip labai norėjusi, bet dabar aš pajutau, kaip fainiai yra išvis dalyvauti. Nerealu, susitikti su to, kad tu galbūt daugiau gyvenime nebesusitiksi. Ja. Tai faktas, kad tos Japonės vis kitokios, bet man tai tas čempionatas kitoks net Lietuvoje, nes, kitaip, man tai tas lietuviškai labai fainai, kad žiūrovai labai palaikė, aš pirmą kartą gyvenime turbūt girdėjau, kas aplinkui vyko. Ir labai, kiekvieną žestą. Jo, atrodo, belenką padarai, wow, tas tatamis taip pakyla, leidžiasi. Jo, bet tas super, bet ir tos Japonės jas matėsi, jom nesmagu buvo, netgi tas, vis tiek yra kitaip, bet jos tas rytų kraštai, jos tokios yra. Aš, pažiūrėjau, kai susitinki su tom kitom, tai tada jos ramesnės, jos antresnės. Tada tu gali pasiautėti? Jo, tada jau tu gali ten parodyti, ką mokė, o su jom neparodys, jos tau neleidžia parodyti. Neleidžia, jo. Dažniausiai Japonės apibūdinat kaip, guminės, sakot. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos įjungia kažkokį tai savo jungiklį, kur niekas nesvarbu ir aš eisiu bet kokiu atveju ir mane nuneš nuo tatamio. O mes kažkiek tai vis tiek galbūt duosiu, biškį leisiu, truputį leisiu. Aš asmeniškai taip man atrodo, padirbti norisi, o jos kiaurai. Ir pas jas nėra neįmanoma, atrodo, atjungti. Jo. Belenka, pažiūrėjau, net tokia Margarita su japoniukė mažytė kovoja, tik smūgiai ten kosmosas Margarita, nesmūgiai, ten atjungti, jaučiu, tikrai, jeigu pilna kova atkovoju. Aš su pirmą kovoju ir man atrodo, kad jinai jau meldžiasi meldžiasi man kažkur tie prie peties, bet jin vis tiek stovi ir nekrenta. Taip, ir jos niekada nenukris, jos varys savo. O ta Kazachstano atstovė, kuriai tu pralaimėjai? O jinai dar kitokia. Aš tik kaip sakau, yra kas moteris, kurios kovoja moteriškai ir moteris, kurios kovoja vyriškai. Tai realiai, aš ką žinau, tai vyriškai kovoja Margarita, ir ta Kazachė, jinai kitaip, jinai lengvai, šiek tiek kitaip, bet jinai lembačkai, kur tvirtai. Jinai labai tvirtai, fiziškai labai stipri, jinai išmušinėja tiksliai ir labai... Gal Kazakstane jinai tik tai viena ir visi vyrai dėl to. Variantas. Bet jinai pirmą kartą šitam svorį dalyvavo, ar ne? Ne. Visą laiką? Jinai lengva svorį buvo su Kanemicu 2009. Jo, tai ne visą laiką lengvam dalyvaujo, tik 11. Tik tai kažkokiais metais dalyvavo sunkiam, vidutiniam, -5 buvo kažkokiam tai... Bet šiaip jinai lengva svorį, nors metą nežinau kiek, turbūt daug. Vis dėlto, kaip pasakytumėt, kas buvo sunkiausia šitam čempionate? Ar būtent nusiteikti tai publikai, tam dėmesį ir susikaupti emociškai, ar vis tik ta kova su tais tom fiziškai neparankiom varžovėm? Man tai nežinomybė, iš tikrųjų, kadangi japonai, kazachai, aš pirmą kartą, tai mane nežinomybė truputį erzino. O publikos aš stengiausi izoliuotis, nematyti, man svarbu tatamis ir varžovė.
kur aš net nejaučiu va to momentų, kad ten aš Vilniui, ne Vilniui, Lietuvoj, ne Lietuvoj, ant tatamio ir ta nežinomybė. Bet kai jau pajauti, kai jau žinai, tada jau viskas gerai. O aš net nežinau kažkaip man šį kartą irgi pakankamai tvirtai nebūdavo, ten būdavo savaitę prieš, nelabai mėgi naktimo. O šį kartą kažkaip pakovau porą vakarų prieš, atsigulus nuova, bet šiaip tai viskas, kažkaip tvarkingai, gražiai. Man taip iškeliai jautės tas, kad nėra kelionės ir kad Lietuvoje varžybos, mane šiek tiek erzino. Ne, man nepatinka, nes man geriau yra kelionė. Jo. O tik tiek, kad pliusas buvo tada, kai išgirdau, kaip palaiko žiūrovai, tas tai fantastika, bet šiaip iš principo man čia minusas, kad nėra kelionė. Jo, aš netgi vienas įkliktai išgirdau savo mokinių balsus. Aš už juos taip rėkiu, dabar jie rėkia, galvoju, nepasiduodu. Daug iš Klaipėdos atvažiavo palaikyti? Visas autobusas. Kaip faina. Dar neinu pas juos, nes bus biškai dar daug emocijų, nes neatsilaikysiu moteriškai. O Klaipėda švęs bronzos medalį? Nežinau, aš jau žinau, kad jie planuoja švęsti, o aš turėsiu prisijungti. Bus picukė. Oi, ten jau koldūnai, kebabai, picos, šokoladai, jau viskas paruošta, iš tikrųjų, bereikia tik dalyvauti. Net tiek indėlio, iš tikrųjų, reikia mokėti atsipalaiduoti, mes tokie darbininkai ir neleidžiam savo atsipalaidavimo. Iš tikrųjų dabar tokia yra riba, baigėsi kažkoks režimas ar ne, ir dabar jau galėsit savo daugiau leisti ir mitybų ir galbūt Tai daugiau, mes visą laiką daug leidžiam. Bet vis tiek vien jau maistą, nereikia po tų varžybų, tai mėnesį vis tiek ten laikais, tai vien gali valgyti, ką nori, ten kažkurį laiką, tai tas jau yra. Bent jau apsidėti visą stalą jo. Ir žiūrėti, tik tiek daug, tu gali rinktis. Tada net nebesinori, kai matai, kiek gali. Ai, čia jau neskanu, to nereikia. O ką, ačiū labai. Ačiū. Labai gersi. Turėtų būti linksmas. Paskui aš dar pasikviesiu, galvoju, gal dar vieną padarysiu.